Toli toli, už 69 jūrų ir 76 kalvų, 15 vandenynų, 17 pakrančių, 25 girių ir šiaip toli yra studentų sostinė pavadinimu Tiltopolis. Jame yra daug darbo vietų ir gyvenamųjų pastatų. Tiltopolis yra Jameso Bondo gimtinė. Ten jis išmoko kabinti merginas ir gavo licenciją žudyti. Taipogi Tiltopolė yra labai daug kačių. Visos jos labai gražios, ryžos, žydrom akim. Tiltopolio gyventojai labai myli kates. Iš savo meilės pradėjo viešinti kačių nuotraukas internete. Po to tai pasklido po visą pasaulį. Tuo metu Tiltopolyje žymiai išaugo nusikalstamumo lygis. Tapo nesaugu gyventi, miegoti ar net išnešti šiukšles laukan. Tokie nusikaltimai kaip karamelinių ledų padirbinėjimas, neskaidriai vykdoma deguonies prekyba, gadinami ir daužomi netvarkingi arbatinukai ir nelegali tušinų kontrabanda paralyžavo miestą. Tačiau Tiltopolyje gyvena ir vienas geras žmogus. Jo vardas Andrius Žingsniauskas. Jis dirba policijos tyrėju. Jo gyvenimo tikslas yra išsiaiškinti visus nusikaltimus susijusius su Tiltopoliu. Į pagalbą jis pasitelkęs stogų patrulius. Jis yra miesto žvaigždė. Vieną jauriai lietingą, tylią ir tamsią naktį, kai tik kartais prašvisdo mėnuo, buvo rastas Andriaus Žingsniausko kūnas. Nusikaltimą bandyta išsiaiškinti, tačiau tyrimas nedavė vaisių. Miestas buvo pasmerktas paskęsti nusikaltimų vandenyne. Todėl kviečiame jūs atvykti į Tilto stovyklą, kuri vyks spalio 25-27 dienomis. Informacija apie renginį ir registraciją internetinėme puslapyje žingsnis.lt. Renginys vyks Vilniaus Gedimino technikos universiteto mechanikos fakulteto patalpose Basanavičiaus gatvė 28 Vilnius. Atvykite ir padėkite mums išsiaiškinti, tai ką visgi slepia rudens lapai.